Nu ką, pirmiausia, noriu pasveikinti visus su pergalė, fanus, kurie serga už Nevėžį. Labai svarbios rungtynės buvo, aš sakiau vyram prieš rungtynės, kad čia atstoja beveik 6 taškus, sumažinam atstumą. Nu, jie lyderiauja, dabar 3 taškai tik skiria, jie atvažiuoja pas mus. Aišku, gaila tų varžybų išvykoje, kur praradom taškus, viską dabar reikia skaičiuoti, dabar 2 namuose. Kaip ir sakau, vyrai sukovojo, atidavė visas jėgas, buvo klaidelių, keletą kartų suklydom, galėjo nubaust priešininkai, bet jau tai futbole yra, galėjom ir mes įmušti ir didesnių skirtumų laimėti. Taip, kad ir vyram noriu padėkoti visiems viską, ruošėmės su Kretinga ir žiūrėsim, džiaugiamės visi ir visus sveikinam su pergalė. Normalios lyderio rungtynės. Abidvi komandas 1-2 vietą užima, taip. Sunkios rungtynės. Tokios rungtynėse reikia išnaudoti momentus. Momentų turėjom, buvo kiek ir 1 ir 2 kėlinį, išėjimai 1 prieš 1 neišnaudoti. Sakykime, ne tokia didelė tai ir klaida buvo, kurį įvartį gavom, tačiau klaida buvo, davė pramušti, ten mušančiojo meistriškumas nulėmė, kad buvo pasiektas įvartis. O iš principo negaliu sakyti, kad mes būtume sužaidę prastai gynime. Varžovai momentų neturėjo, taip kad gynime mes tvarkėmės kaip ir normaliai. Atakoj momentų turėjom, neišnaudojom, gaila. O šiaip, futbolas toks žaidimas. Šiandien tu laimi, rytoj pralaimi arba atvirkščiai, taip kad čia.